Labą dieną. Labą dieną. Dėl kalbų kursų skambinam. Norėčiau išmokti angliškai, kadangi apsimoka. Apsimoka, bet nežinau, priklausomai nuo to, kur dirbate. Kam reikalinga ta kalba? Jeigu vakarų Europoje dirbant, tai faktas, kad geriau jau anglų negu lenkų. Na, galbūt, nežinau. Ar sakykit, koks jūsų lygmuo dabar? Ar kalbate šiek tiek? Lygmuo. Galim pamatyti pašnekėti porą sakinių. Okay, we can talk in English then. Yes, I'm very good peoples. Okay, so maybe you can tell me what's the reason why you want to study English. I want English study because working want in Germany or somewhere. So you just want to work with international companies, but now you are not working with any. Living on benefits now. Okay, great. So first of all, I'd like to ask you, what are your plans for learning? When do you want to start, first of all? And how's about the timing? Are you able to do it during the day or only in the evening? Evening from autumn. And later on? Later, maybe something more serious on the table. Okay, so in the evening, actually, I don't have as many free slots. I just can tell you what I have, and then you'll tell me whether it's good for you or not. So actually, in the evening, I'm available on Tuesdays, starting from 6 p.m. And Per daug jau šneka, nesąmonė šnekana. Labą dieną. Hi, do you speak English? Biški, a little. Uh-huh. Anglų kalbą mokote? Yeah, I am, yeah. Where are you from? From England. Good people or not good people? I hope good people. Rooster or good boy? Hopefully good boy. So, what you can offer for me? You would like English language lessons, yeah? Yes, I want to work in West Europe, so I need to learn English. Okay. Do you mind if I call you back? I'm just in the middle of dinner. What was your name? Lawrence. Lawrence. Okay. I will call you back, Lawrence, in about 20 minutes. Is that okay? Can't wait. All right, mate. Thank you. Goodbye. Goodbye. Nu, ką, dėl kursų skambiname? dėl anglų kalbos. Galite aiškiau šnekėti, kokia iš čia kalba šnekėt? Atsiprašau. Sakau, dėl kursų anglų kalbos skambinam tetą. Labas rytas. Taip, aš supratau, aš paklausiau jūsų, ar jūs dėl anglų kalbos. O kokias dar kalbas mokot? Galite aiškiau kalbėti? Kokias kalbas dar mokote, тета? Вот какие еще языки учите? Tai jūs galite su manim lietuviškai kalbėti. Так почему вы, kodėl jūs neatsakot mane klausimą? Aš klausiu, kokias kalbas mokote, teta? Klausiu. Ačiū labai, galite man daugiau neskambinti. Prostitutka. Skambina. Labą dieną. Klausau? Labą dieną. Labą dieną. Dėl ispanų kalbos kursų skambinam. Taip, malonu. Kaip, pavyzdžiui, bus ispaniškai namas? Dar kartą negirdžiau. Kaip ispaniškai bus, tarkim, laivas? Laivas. Nu. Laivas ispaniškai yra barco. Barco. Kaip ispaniškai bus, tarkim, narkomanas? Tai tu dėl ko skambini? Ispaniškai reikia porą žodžių sužinot, vertimo. Tau reikia porą žodžių? Taip, taigi jūs ispaniškai mokot. Tai vertimą panaudok. Čia yra pamokas, ne kažkokia žodinė. Pervesiu porą eurų, padėkit. Ne. Taigi vertimai yra naudojami.
duok. O tai jūs pats iš Ispanijos? Alio. Taip. Jūs pats, you from Spain? Taip. I have heard that in Spain a lot of gays. Gerai, malonu. Tai gal domina pažintys? Žiūrėkit, neturiu kada. Čia rimtai. Jeigu domina mokytis, tai prašau, jeigu ne, tai ne. Gerai? Gerai, davai. Eisa. Skambutis. Kas čia tokia? Kas čia toks? Nežinau, kas čia skambino man. Dėl kalbų skambinėjo čia žmonėms. Tai Maibachą, pažįstu balsą jūsų. Labą dieną. Čia kiniečių kalbą mokot ar anglų? Kinų kalbą, taip. Kaip kinietiškai bus narkomanas, pavyzdžiui? Oi, ne, aš nedalyvauju šitose reikaluose. Jeigu rimtai, nebent jeigu nori mokyti, tada nieko nesakysiu kaip rekas. O tai pats bazarinat kiniškai, ar ne? Taip. Nu kaip? Jeigu rimtai nori mokytis, tada taip, bet abejoju. Tai sorry. Nieko nesakysiu. Ačiū tau už skambutį. Visai gero. Iki. Tai klausau. Labą dieną. Labą dieną. Ar prancūzų mokytojai paskaminom? Taip, tikrai. Norim mokytis prancūziškai. Jūs norit ar kad? Kančiats nenoriu, aš pats ukrainietis buvau, sakau, kalbos mokytis noriu. Tai gerai, bet jūs pats norit mokytis. Nu taip, vienas norėčiau, taip. Galiu pakviesti porą Tai draugelį. labai gerai. O kam jums reikalinga ta kalba? Važiuojate į Prancūziją, ne? Planuoju dirbti Prancūzijos trojkėse. Nu gerai, galima pradėti. Nu kaip, pavyzdžiui, būtų prancūziškai narkomanas? Narkomanas? Taip. Nu, nežinau, kaip pasakyti. Nu kaip prancūziškai bus gaidys, pavyzdžiui? Liokok? O kaip pasakyt, tarkim, mano draugas Petras yra gaidys. Mon ami Pierre et Coq. O pavyzdžiui, kaip pasakyt, Napoleonas yra Europos karalius. Napoléon et le roi de l'Europe. Kaip pasakyti, ukrainiečiams viskas nemokamai, o lietuviams sunku. Pour les Ukrainiens, tout est gratuit, mais pour les Lituaniens, c'est très difficile. Kiek jūs jau metų mokot, labai viską mokot? Ne, aš turiu labai didelę patirtį, 40 metų turiu jau. Tai kad man ta prancūzų kalba, tai jau O pati labai jau įaugusi. O pati Prancūzijoje gyvenote? Ne, vertėjaut važiuodavau. Vertėjaut kam? Vertėjauti įvairiai buvo projektas su grožio srityje. Pati pradžia buvo vairuotojai, kurie pirkdavo padavėtas mašinas, bet tas buvo jaunystė. Tai va, tai patirties turiu ir dabar, kur reikia vertėjauti. O teko vat kada nors per gyvenimą su prancūzų džigi? Ar iš čia rimtai, iš norit mokytis, ar iš čia šiaip savo paskambinot man? Aš tai noriu mokytis, tiesiog dabar mes čia bendraujam apie gyvenimą, mes tiek suaugę žmonės esam, visi žinom, kas tai yra. Nu tai čia tokie dalykai, čia jau jūs mane egzaminuojat ir tokių klausimų klausat, kurie yra neetiški. Gerai, vienu žodžiu. O kas, pavyzdžiui, kaip vyrai geresni, lietuviai ar prancūzai? Negaliu pasakyti. O, supratau, tada, o kaip pasakyt prancūziškai Šanchajus? Tai
dabar jūs sakykite, jūs norit mokytis, ar jūs čia juokaujat? Jeigu juokaujat, tai baigiam kalbą. Nu gerai, pašnekam prancūziškai ir pamatysit, ar aš šneku, kaip koks mano lygis. Pašnekam. Ai, padėjo ragana. Labą dieną. Labą dieną. Dėl italų kalbos kursų skambiname. Taip, klausiu visų. Domina. Domina kursai. Taip. Gerai, o kokio lygio jūs domina? Jūs norite nuo nulio norėtumėt pradėti, ar jau esate mokėsi? Paklauskit manęs kažko itališkai. Žinokit, aš pati nedėstau, tai pagal tai paklausus, ten lygio nenustatysiu. Tai, jeigu taip jau esat kažką mokytis ir nežinote kokį lygį, tai galima pasikalbėti su kursų dėstytojais, jie būtent porą klausimų užduoda ir gali jau pasiūlyti. Arba testą galima mūsų puslapyje padaryti. O jūs pati kokiam kalbom šnekat? Kas šiaip yra? Prašau? Pati kokiam kalbom šnekate? Aš itališkai kalbu, bet aš nesu dėstytoja pati. Aš užsiemu kursų tai. Nu tai paklauskit itališkai, kaip sekasi man. Na, gerai, come si chiama lei? Bene. Di dov'è? Narkoman. Gerai, tai žinokit, siūlyčiau pradėti nuo pradžių, vis dėlto gramatikos pagrindus susidėlioti ir... Gerai, tada porą klausimų tada. Porą klausimų. Kaip itališkai gaidys? Man labai įdomu, nes mes su draugeliais kartais juokaujam. Atleiskite, žinokit, neužsiemam to, kad vertimu, tai jeigu jums kas įdomu, tai reikėtų užsiregistruoti tada. Pervesiu 2 eurus, pasakykite, kaip itališkai gaidys. Aš žinokit, labai atsiprašau, bet man tikrai nelabai suprantu jau šito pokalbio esmės. Gerai, tada aš... Ar jūs skambinate tiesiog pajuokauti, ar visi iš tikrųjų domina? Gerai, žiūrėkit, aš tada einu prie reikalo, gerai? Gerai, tai vat. Tai palaukit, aš einu prie reikalo, žiūrėkit, gal domina pažintis tada, prie kavos ar kažkokiu viešbutyje. Na, tai matau, kad vėl ne į tą pusę, tai žinau, kad aš tikrai atsiprašau ir tiesiog linkiu jums šiam vakarui kažkaip tai susirasti kitą kompaniją, nes man atrodo, kad ne ten kažkas suradot. Na, gerai, atrodo įspūdingai. Labą dieną. Labą dieną. Dėl vokiečių kalbos kursų. Taip, klausau jūsų. Domina mokymasis. Jūs čia savo ar vaikams? Pats aš pricepo neturiu. Ko neturite? Neturiu pricepo. Supratau. Na gerai, dabar sakykit, kada jūs norite pradėti jau kitą savaitę, ar sakykim... Nors ir šiandien. Aha, supratau. Tai dabar reikia pasižiūrėti. O sakykit, kokie laikai jums tiktų? Sakykime, nes matot, aš iki pietų nelabai galiu, nes turiu kitą darbą dar. Gerai, žiūrėkit, pradžioj gal paklauskit porą klausimų vokiškai, pažiūrėkime mano lygį. Aha, o jūs kažkaip mokytės jau anksčiau? Nu tai vat paklauskit ir išsiaiškinam. Tai matot, vis tiek įdomu žinoti, koks jūsų tas lygis. Nu paklauskit, kaip sekasi, ką veikiu. Aha, seit wann lernen Sie Deutsch? Ja, schnell, Narkoman, Tabor. Ką čia pasakiau? Aha, seit wann, ar ne? Tai būtų klausimas, nuo kada jau mokotės, ar ne, tą vokiečių kalbą, ar ne? Atsakau tada, babuin. Juokauju. Und wofür brauchen Sie es Deutsch? Also brauchen Sie für Arbeit, für Studium oder für... Panzer. Beruflich, bitte? Panzer, Autobahn. Autobahn, ja. Autobahn. Kaufen Sie Autos oder sind Sie in Deutschland jetzt oder in Litauen? Scheiße. Na tai jau, žodžiu, nelabai kažką prisiminat, ar ne? Ne, tai ką, aš prasilakęs visas. Boba kurva mano, toks ir gyvenimas mano. Aha, tai jūs dabar dėl ko paskambino, dėl kalbos ar dėl ko? Dėl kalbos ir šiaip
Paisikalinėt, pasišnekėt, pabendraut. Aha, nu, matot, kaip sakyti, jeigu dėl pamokų, tai galim kalbėti, o šiaip dėl kitų reikalų, tai nelabai. Po kokia patirtis pas pačią? Dėl mokymo? Taip. Nu, matot, aš 25 metais baigiau filologiją, 24 metais, tai yra 2004 metais, ar ne, tai čia būtų kiek metų, 21 turbūt metai. Nu, iš balso girdžiu, kad ne malalietka. Na, galbūt. O kaip patirtis lovoje? Na, žinokit, aš lovos reikalai, žinokit, nekonsultuoju. Žinokit, tai tada kažkur kreipitės kitur, gerai? Tai kaip supratau, pažintis nedomina? Ne, ačiū, žinokit, nedomina tikrai. Iki, viso geriausio. Viso gero. Labą dieną. Labas. Dėl rusų kalbos skambinam kursų. Ką jūs norėjai sakykit, kaip domina? Учиться хочем, по-русскому нормально говорить. Na, jeigu jūs kalbate rusiškai, ką jūs mokate? Nu, aš gatvėje išmokau, tai galima tikrai geriau šnekėti. Nu, jeigu norit, tai galim tartis, jeigu kokią nors klausimą turit. Atsakyti į klausimą jūsų. Nu gerai, išverskit, pavyzdžiui, sakinį. Rūlėmis vėleikį, virchnaja panara. Man atrodo, kad jūs manęs norit patikrinti, o nežintai mokytis. Labai atsiprašau. Iki pasimatymų, gerai. Davai. Labą dieną. Sveiki. Skambinam dėl striptizo šokėjos. Taip. Tik aš čia per čiuvakas atsiliepia. Alio. Čiuvakas atsiliepia, čia buvo, nepagavau. Labą dieną. Sveiki. Ar šokėjai paskambinom? Kam? Ar šokėjai paskambinom? Ne, žinokit, ne, atsiprašau. O kas čia per boba?